Verslinė, draugai. Alio. Labas. Nu, sveikutės. Kaip senai tave girdėjau, klausyk. Su kuo aš čia bendrauju? Mano vardas Jonas. Aš esu skambinęs. Oi, kaip malonu. Šįkart, žinok, būsiu ne vienas. Mano draugas Rolandas. Labas. Sveiki. Mes garsą pasididinom, įsijungiam ir norim labai gerai Linksmint. Linksmint. Koks tavo vardas? Aš ko vardu esu? Aš Monika. Monika, anąkart sakei kitą vardą. Nu, negali būti. Čia pas mus aš ne viena esu. Čia pas mus dirba 4 moterys. Mergaitės, super. O jūs visos dar nekaltos? Na, būsiu tau teisinga, sąžininga. Tikrai esu kalta, bet nenuodėminga. Nusibaustrai. Na, tai kaip pradedam? Nuobodžiaujate, kaip čia suprasti? Baisiai nuobodžiaujam. Nu, tai reikia merginų, Reikia. Gal turit muzikos? Muzikos ar sušoksi man? Aš tai nemoku šokti, aš tik tai šviesą prigesinsiu. Tai kad man reiks šitas šviesos prigesinimas, ką? Išjungti šviesą. Monikutė, mes tiesiog gal norim tokio romantiško, nežinau. Grupinio sekso, tai. Nu, Taip, būtų grubiai niek. tariant. Oi, kaip geras šitas. Aš mėgstu grupinį seksą. Tai jūsų bus dviese, o aš viena. Nu, taip. Nu, taip gaunasi, nebent tu gali pasikvies draugę, būsim 4. Dabar šiuo metu jinai užimta yra. O, velnes. Gaila. Nu, nieko, Aš taip. viena būsiu pamaloninta, tokia princesė tarp 2 tokių berniukų. Monika, klausimas, o, pavyzdžiui, Rolas ir aš Jonas, kas iš kurio galo bus? Oi, nežinau, tai kuris čia geresnės? Kuri vieta geresnė? Jonas šiaip, mes galim pasirinkti? O galima apsikeist po to? O, žinok, aš mėgstu pakaituką. Ir vieną, ir kitą paragauju. Žinai, kaip paragauti yra malonu. Ir vieno, ir kito. O, bet jaučiu, kad jūs šaunus esate. Ar jau be kelnaičių? Tikrai taip. O, tai atsipalaiduokite. Aš jūs dabar taip švelniai pamasažuosiu. Iš pradžių su rankute. Super. O dabar ir su lūpytėmis. Tikriausiai dabar Jono. Paimsiu į burnytę. O, apšiosiu. Ir pamasažuosiu. O šito berniuko palauk, koks vardas? Rolandas. Rolandukai, dar su rankutė biškutį. O, jį masažuoju. Abudu tokie gražus, nebežinau, kurį įsirinkti. O, bet kokie jūs nuostabus. O, jaučiu, kad norim. Biškutį pamasažuoti. O, aš ant stalo atsisėsiu. O, Gerai. kojas praskėčiu plačiai. Kuris čia drąsesnis manęs nori? Rolandas. Aš irgi noriu. O galima abu? Galite. 2 skylutės. 2 nuostabios skylutės. Ir vienas ir kitas galite kažkurią tai skylutę pamasažuoti. O aš jūsų galite. O su kuo pamasažuoti? Su liežuvėliais. Su liežuviukais iš pradžių. Abi skylutės labai skanios. O, jaučiu jų liežuvėliai vieno ir kito. O, kaip pinasi liežuvėliai tarp mano lūpyčių. O, aš jūs abudu paglostų, taip. O, dabar noriu, kad ir mano tos papukus, kuris nors papukus. O papukai, vat klausimas. Taip. Kokie? O, nuostabu. O speneliai gražus? Speneliai, žinok, tikrai pigmentas didelis, sakyčiau, egzotiškas šitas tipas. Super. O, norėčiau dabar tarp savo papukų pajusti kažkieno tai liežuvėlę. O žirgelį? Žirgelį? O, dar žirgeliui neuždės. Mėgstu glamonės, ilgas. Mano, žinok, geležinis vilkas jau ant Gedimino kalno. O, dabar aš jau atsisėsiu ant vieno kažkurio iš viršus. O kuris pirmas? Dabar šitas Rolandas. Rolandukas. Na, Rolandai, varyk. Nu, apsirksiu dabar. O,
jau įsistumiu į savo skylutę. Taip, aš jaučiu. Dabar, bet tu, Jonai, tu irgi turėsi progą mane pajusti. Jonai, turėsi progą. Kada? Iš priekio, iš priekio. O aš dabar noriu to. Burna dar laisva. Align. Žinok, Jonai, tavo lūžiai. O, kad tenis Super. tavo geras. Yeah. Ant Rolando jo jūraita. Fantastika. Geras. Žiauriai. O. Align. Apsiverčiam. Galim apskrist. Nugarytės. Apsiverčiam, nu, Kojytės užkeliu kažkuriam tai ant pečių. Ant pečių. O, kuris čia dabar pas mane? Jonas čia jisai ant Aš pečių. dabar. Aš Jonai. pasiėmiau Jonas gerai. Valdovas. Bučiuok mano kojytės, šlaunytės pagal mane trupučiuką. O, aš jau žinok visą slidutę, gali stumti savo bibiuką. Opa! Jaučiu, kad jau visas mane. Varyk, Jonai! O, kaip Jonai, tu Jonas gali! dirba gerai. O šitas Rolandukas. O Rolandukas, žinokit, man atrodo, eina jau užuolada jau šluostytis. O, ateik pas manęs, aš Parbėgu. pajusti. Štai ir aš. Tarp mano papukų. O, Super. Įstaityk, suspaudžiu Super. papukais. Ačiū. Viso gero. Šiauriai buvo malonu. Ačiū. Atleiskit, bet mums patiko. Atleiskit, kaip sakant, klausytojai, nusidėjom.